Trečias punktas - įpročių, kurių mes turėtumėm atsikratyti, kuriant laimingus santykius. Tai klausytis aplinkinių, kągi jie ten apie jūs pagalvos, kągi jie apie jūs pasakys, neduok Dieve. Pletkų tų visų apkalbinėjimų, kas už akių ką kalba. Jums neturėtų tai rūpėti aplamai. Nes žiūrėkite, kai jūs klausotės aplinkinių nuomonės ir kreipiate į tai dėmesį, tai reiškia, kad jūs jų nuomonę statote aukščiau už savo. Čia yra jūsų nuomonė, kažkur ten, prie žemės, o čia visur aplinkiniai, kurie jūs vertina, kurie ten apkalba, ką ten sako, ir jūs negyvenate savo gyvenimą. Jūs bandote įtikti aplinkiniams, o jūs visiems aplinkiniams neįtiksite niekada, nes kiek aplinkinių, tiek ir nuomonių. Jeigu jūs bandote įtikti visiems, jūs nepersiplėšit. Jūs visą gyvenimą būsite nelaiminga, nes kažkam atsiras tas kažkas, kuris vėl pradės jūs kritikuoti, kuriam jūs neįtiksite. Visada atsiras tas žmogus, kuris jūs kritikuos, kuris sakys kažkas ne taip, visada atsiras tie žmonės, kuriems jūs nepatinkate. Jūs turite tai priimti kaip taisyklę, kad ne visiems žmonėms mes patinkame ir neprivalome patikti. Visų pirma, mes turime patikti pati savo. Vat aš pati savo patinku ir to užtenka. Aš neprivalau patenkinti visų aplinkinių. Tu kažką netaip gyveni, žodžiu, visada atsiras tas žmogus, kuris jūs kritikuos. Ir jūs neprivalote jam įtikti. Jūs neprivalote patenkinti jo norus. Jūs privalote visą laiką gyventi dėl savęs, kad jūs būtumėt laiminga ir jūs konkrečiai žinotumėt, ko jūs norite iš gyvenimo, kaip jūs norėtumėt gyventi. Ne kiti žmonės iš jūsų laukia, o jūs pati. Ar jūs žinote savo pačios norus? Visa tai prasideda iš vaikystės, kai vaikas bando kažką pasakyti, o tėvelis sako, tu dar mažas, mes geriau žinome už tave, mes jau suaugę žmonės patyrę, klausykis mamos, jinai geriau žino. Ir vaikas, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet kai jau per daug vaikui neduoda pasirinkimo gyvenime, vaikas tada nusiema visą atsakomybę nuo savęs, perkelia ją ant aplinkinių ir galvoja, kad dėl visko kalti aplinkiniai, nes jie sprendžia, kaip aš gyvensiu. Ir laukia sekančių nuorodų, kaip ten nurodymų, kaip reikia gyventi. Nu, kas dar, kaip man ką pasakys, ką man reikia padaryti, kad jūs būtumėt laimingi. Ir tada galbūt aš būsiu gera mergaitė, galbūt tada mane pagirs už tai, kad aš jums patiksiu. Nes mergaitė pradeda suprasti, kad jinai būna laiminga tik tada, kai ją kažkas pagiria. Mane pagyrė, reiškia aš gera mergaitė. Ką man reikia dar padaryti, kad mane pagirtų? Tik tada aš būsiu laiminga. Kitaip mane bars. Mane tėvai bars. Bus nepatenkinti, pradės mane kritikuoti, niekas to nenori, savaime aišku. Ir visi nori patikti, nuo pat vaikystės vaikai, ypač mergaitės, jos nori būti geros, berniukai ne. Mergaitės nori būti geros, jos nori patikti, jos nenori konfliktų. Ir jos nuo pat mažens pradeda jau prisitaikyti prie tėvų, prisitaikyti, kad jie būtų patenkinti ir tai tęsiasi po to, kai jos jau ir užauga, jau subrendo, jau pradėjo savo suaugusių gyvenimą, bet vis dar tebe priklauso nuo kitų žmonių nuomonės. Galbūt jau tėvai nieko nebesako, pasakė, nu tu jau užaugai, jau 18 tau yra, jau gyvenk kaip nori. A kaip toliau gyventi? Iš kur žinot, jeigu niekados pati niekados negyvenai pagal savo nuomonę. Tai vat, jeigu jums vaikystėje neleido gyventi taip, kaip jūs norite, dabar, kai jūs jau suaugot, jūs turite puikią galimybę gyventi taip, kaip jums patinka. Aišku, jeigu jūs nežalojate kitų žmonių gyvenimo, negadinate, tai yra kalba tik tai apie save, tai neliečia kitų žmonių. Kad jūs pati būtumėt laiminga. Neklausykite kitų žmonių nuomonės.
neklausykite. Ir jeigu jūs turite vaikų, nesakykite vaikui, ką apie tave pagalvos, ką kaimynai pagalvos, jeigu išgirs. Nerėk taip garsiai, kaimynai išgirs. Nesakyk taip, žmonės išgirs. Kai jūs šitaip sakote, arba jums taip sakė, vaikystėje visada vaikas, kai jis girdi tokius žodžius iš savo tėvų, jis tai priema už išdavystę. Jis galvoja, kad tėvams yra svarbiau kitų pašalinių žmonių nuomonė negu jų vaiko. Vaikas bando kažką pasakyti, kažką padaryti, bet tėvai kreipia dėmesį į kažkokį pašalinį žmogų, kuris neduok Dieve kažką pagalvos, ir vaikų galvoje susidaro tokia schema, kad pašaliniai žmonės yra žymiai svarbiau negu savo šeima, negu jų pačių vaikas. Kad dėl pašalinių žmonių tėvai stengiasi kažką daryti, o ne dėl savo vaiko. Kad vaikas yra paskutinė vietoj. Pirmoje vietoje yra kaimynai, pirmoje vietoje yra ten mokytojai. Dėl ko gali barti vaiką, kad neduok Dieve ten bus nepatenkintas kažkas. Kažkas kitas bus nepatenkintas, tu taip nedaryk, nes ten, žodžiu, vaikui įskiepia nuo pat vaikystės, kad aplinkiniai žmonės yra žymiai svarbiau negu jų pačių vaikas. Aišku, čia nereikia perlenti lasdos, kai jau leidžia viską, tam vaikui jau per daug jį lepina, bet ir visada turėkite omeny, kai jūs sakote, ką apie tave pagalvos, jeigu tavo marškinėliai bus purvini. Reikia sakyti, tiesiog tavo marškinėliai purvini, juos reikia išplauti ir mes plaunam tuos marškinėlius ne dėl pašalinių žmonių, o dėl savęs, ne dėl pašalinių žmonių. Tu turi būti žmogus, žmogiškai elgtis, tu turi būti išauklėtas, tu turi būti protingas, tu turi būti laimingas, ne dėl pašalinių žmonių, o dėl savęs. Gyventi reikia dėl savęs. Niekas kitas už tave to gyvenimo nepragyvens. Pašaliniai nepragyvens tavo gyvenimo. Ir dėl to atsiranda paskui tas vidutinio amžiaus krizė, kai žmogus gyvena, paskui staiga pradeda suprasti, kad visą gyvenimą jis gyveno ne dėl savęs, o dėl kažko. Patenkinti kitų žmonių norus, savo tėvelių, savo sutuoktinio, savo vaikų, paskui gyveno dėl vaikų, gyveno dėl anūkų, dėl kažko kito, o dėl savęs nespėja pagyventi niekada. Ir paskui, kai jau atsiduria jau prie pat jau senatvėj, prieš pat mirtį, žmogus galvoja, nu ir ką, dėl ko aš gyvenau? Aš gyvenau dėl kitų. Netgi kai kurie gali pagalvoti, aš buvau kaip didvyris, pasiaukojau, bet tai buvo tavo gyvenimas, kurio tu taip ir nepragyvenai. Aišku, yra tokia kategorija žmonių, kurie pasišventę yra Dievui, gyvena dėl visuomenės, žodžiu, jie tokie jau grinai iš prigimties būna pasiaukojantis. Bet tie žmonės, kaip taisyklė, jie ir neklauso kitų žmonių nuomonės, jie tiesiog gyvena taip, kaip jiems širdis liepia, jis taip nori. Ne aplinkiniai, jis taip nori atiduoti savo gyvenimą kitiems. Čia yra jo noras, jis tą puikiai supranta. Jis nesidairo ir nelaukia, kada kas dar sekantį kokį jam ten patarimą duos. Ne, tas žmogus tiesiog turi savo kelią, jis taip eina. Tai jeigu jūs nesate iš tų vienuolių, kurie gyvena dėl Dievo, dėl visuomenės, atsiduoda visiškai visą savo gyvenimą, paaukoja savo gyvenimą, niekados negyvena. Jeigu jūs esate iš tų žmonių, jūs gyvenate teisingai. Bet jeigu vis dėlto jūs norite pasistatyti savo gyvenimą, susikurti savo šeimą, tai tuomet gyvenkite savo gyvenimą. Jūs turite pasirinkimą visada, jūs esate laisvas žmogus, atsiminkite, tai jūs neprivalote niekam tarnauti.